hours till I land, have been out like a light, like a light, like a light. Slept through the flight. Na ką, iki Matsurio liko mažiau nei savaitę, tai važiavom pasiruošti BMW iki galo. Liko iš tikrųjų labai nedaug, tokie simple darbai, tai reikia pasikeisti galinius saliam blokus į poliuretaną, nes dabar yra visi saliam blokai išplyšę ir tiltas vaikšto belia kaip nori ir visokių garsų daug yra, kurių neturi būti, todėl nusipirkau saliam blokus poliuretaninius iš Šilykos ir važiuoju iki Vasiliausko juos susidėti. Tuo pačiu reikia sutvarkyti dusintuvą, nes dabar mašina neįmanoma, čia belia kaip jokia šlykštų klausyti ir šiaip, garso mašinai tiek daug tikrai nereikia ir malonumo nebus. Visgi čia yra Meksika. Tai vat važiuojam, šiaip BMW'as veikia gerai, galim pasigrožėti vaizdu į upę. Važiuojam toliau ir vairas kreivai stovi. Eilinė diena ofise. Tai vat ką tik atvažiavom į garažą, jau BMW'as yra ore. Pradėjom jiems tiltą, išėmėm reduktorių, jau ten kažkur padėtas. Realiai atsuksim dar porą vartelių ir viskas turėtų kristi. Jeigu varstai nebus baisiai užrūdyje ir lengvai atsisuks, tada bus žiauriai gerai ir mes čia turėtume greitai išsimt, susidėsim poliuretaną, dar neparodžiau. Va, kaip atrodo poliuretaniniai saliam blokai, mėlyni, gražus, pasveikink su visais. Kaip tavo bolidas, ką tu? Spėsi pasiruošti iki Matsurio? Gal. Ką padarėjau, ką jau pridirbai? Tėvai duoda tu laužai, ne? Nu. Tai išlaužė važiuoklę biškį, jau viską išsirinko. Laukiam dalių. Laukiam dalių. Po biškį. Tai va, čia tas pats BMW'as, kuris buvo praeitam videake, kur šėrėm. Irgi 3 litrų motoras, tas pats kaip pas mane. Biškį gal tik kovos randu yra, aišku čia biškį ir viduj rimčiau. Galim parodyti liaudžiai, kad čia yra lopšiai, shifteris, rollbaras pilnas. Na šiaip čia visokių pribombasų, kurie padeda važiuoti. Išdažymas, čia turim EDIM, ruošiasi žiedui šitas ruošiamas yra. Bet čia tokia pirma dabar bus toks realiai pirmas EDIM, kuris ne, šitai klasiai. Čia 2,5 motoras. 2,5. Nu jo, čia toks daiktas irgi įdomus. EDIM retai pamatysi sedaną, paprastą tokį su lankais, su shifteriais, su vairu. O, žiūrė vairas, tas pats kaip pas mane. Motameko. Čia pikolas. O mes ką einam toliau dirbti prie mano KM6. Ir imsim tiltą, dėsim poliuretaną ir bus paruošta. Na, reikia aišku dusintuvas tvarkyti, nes dusintuvas vienoje vietoje yra ne tai kad prakiuręs, o tiesiog va šitoj vietoj leidžia. Yra toks milimetro tarpas ir žiauriai klyksiai dirba, dėl to reikia ir tą tvarkyti. Ir bus plius minus sezono atidarimui mano BMW'as paruoštas. Tiltas. Minčių kalnas. Čia. Kaip kliba saliam blokai. Čia mano saliam blokas kažkada buvęs. Žodžiu, išsiėmėm visą tiltą, bandėm išimti saliam blokus, bet paskui pasižiūrėjom, kad šis tiltas yra žiauriai surūdėjęs ir jisai gali lūžt, trūkt. Tai galvojom nerizikuosim ir nuvažiavom pasimti naują tiltą. Nu, ne naują, bet naudotą, tačiau jisai žymiai geresnis būklės negu mano. Tai visą nušveitėm, perdažėm ir einam pasižiūrėti, kaip atrodo. Tai va taip dabar atrodo tiltas, visas perdažytas, nušveistas. Manau, bus žymiai geriau negu mano senas, kuris buvo belia kaip surūdėjęs. Tai va dar to pačiu išsipresavom visus saliam blokus ir dėsim poliuretaną ir kišim atgal į mašiną. Na ir čia sustvarkėm visus vamzdelius, aišku, kad būtų gražu švaru, nereiktų ateityje sukt galvos dėl to. Tai vat. Čia taip, kad lengviau lysto, ne?
Išaušo kita diena, mes jau grįžome į garažą, sakiam 6. Vakar naktį realiai baigiam darbus. Šiandien norėjau tiesiog apibendrinti, kad mašina jaučiasi žymiai geriau negu buvo prieš tai. Jokių garsų nebėra, tiltas stovi vietoj taip, kaip turi stovėti savo vietoj, nes anksčiau užtraukdavai rankinį ir atrodavo, kad kažkoks metalas į metalą pradeda džirkšti ir tokie nemalonūs garsai, atrodo, kad tai kažkas išpliš, ištrūks ar dar kažkas negero pasidarys. Dėl pasikeitus saliam blokus yra žiauriai geras jausmas važiuoti su mašina, kai nėra jokių garsų, ramu. Šiandien apie tai, kad mes gavom lipdukus. Ir lipdukai yra tikrai nemaži. Bus 2 lipdukai ant abiejų šonų, čia bus ant spoilerio, čia bus ant stiklo, va šitoj vietoj. Visus lipdukus gavom iš Limpa lipdukai. Ir realiai, jeigu norit lipdukų, iš tikrųjų žiauriai gera kokybė, man labai patiko, nes prisiklijuoja labai gerai ir tvirtai, tas yra svarbiausia. Ten, nežinau, su vandeniu ar su kercheriu tikrai nenuplausi. Ir jeigu norit lipdukų, nueinat limpa.lipdukai.lt, suvedat kodą butomis ir gaunat 10% nuolaidą. Tai manau šiaip geras dylas. Nes lipdukai tikrai turi geros kokybės ir manau dabar reiktų suklijuoti lipdukus. Aišku, reikia susimatuoti visą, kad būtų lygiai gražu. Ir iš tikrųjų tokių didelių lipdukų niekad gyvenime nesuklijavęs. Tai bus iššūkėlis ir pasižiūrėsim, kaip čia visas jausis. Reiks matuotis su lipne juosta ir žiūrėti, kaip gaunas. Ir naujas logotipas tikrai gerai atrodo. Maždaug bus va štai taip, kažkas tokio. Per pusę durų gaunasi. Žodžiu, varaus mašiną į kiemą, pradėsim klijuoti. Aš pradedu nuo to, kad visą ką nusivalau ir nusiriebalinu tas vietas, ant kurių klijuosiu lipdukus, kad lipdukai gražiai priglūstų ir prisiklijuotų. Tai va, susiklijau visus lipdukus. Iš tikrųjų, kaip ir sakiau, galvojau, klijuosiu su lipne juosta, tipo, kad lygiai gautųsi. Pastebėjau, kad mano akis visai nebloga ir lipdukai susiklijuoja ir iš akies. Tai va, užsiklijavau ant abiejų šonų butomis Racing. Iš tikrųjų, yra gan dideli. Todėl gerai matosi. Užsiklijavau MyArt. Tai šitas žmogus kuria dizainus, logotipus ir iš tikrųjų lengva su juos susikalbėti ir gerai jisai supranta visus šitus dalykus. Tai va, jis man padarė šitą butomis Racing naują logotipą. Tada dar ant galo atsirado butomis su YouTube'o ir Instagram'u. Jeigu žmonės klaus, kur pamatyti mano naują videką, tai sakysiu, pažiūrėkite ant galinio spoilerio ir pamatysit. Todėl, jeigu norit kažkokio lipduko dizaino, kreipkitės pas MyArt, rasi description'e. O jeigu norit, kad pagamintų lipdukus ir būtų ant mašinos, ant motorolerio, ant dviračio, tai galite kreiptis pas Limpa lipdukai ir gausit 10% nuolaidos kodą, jeigu įrašysit butomis. Todėl viskas yra description'e, apsilankykit, pasižiūrėkit ir manau tikrai kažką sutarsit. Na tai ką, atvažiavome į Kuršėnų autodromą, nusikrovė mašiną. Susiklijavom lipdukus, kuriuos davė organizatorius. Tada atėjo tech komisija, patikino automobilio diržus, sėdynės, šalmus, ar gerai pritvirtintas akumuliatorius ir kitus dalykus, kurie užtikrina vairuotojo ir keleivio saugumą. Bijai? Ne, normaliai. Viskas bus gerai. Svarbu, kad technika laikytų. Na ir ką, mes jau buvom pasiruošę lėkti į trasą.
Zaibės daug. Tai ką, važiavau, įsimečiau antrą bėgį, širdžių garsas. Na, aišku, toliau šėriau, nes, nu, tipo, reikia pabaigti trasą, bet esmė tame, kad kulysa iškrito iš savo laikiklio ir dabar parodyk operatorių. Juda belekai, tai bandysim varytis ant tralo ir bandysim lįst po apačią. Aišku, dabar yra belekai karšta, tas visas išmetimas yra žiauriai karštas. Žiauriai sunkiai įsistato ir žiauriai sunkiai iškrenta, tai nežinau, ko iškrito, gal buvo prastai įsitytas. Žodžiu, žiūrėsim, bet nuotaikos geras, važiuosim toliau. Klausau? Aš įjungsiu kamerą, važiuojam tik tiesiai, gerai? Gerai. Važiuok pirmas, aš tave pafilmuosiu, tau bus geri kadrai. Nebus priešas, tai gražiai važiuok. Gerai. Turėsi pataisyklėčių nuo pervis. Žiauriai smagu, kad kas prie pat tipo tavo durų, žinai, stovi. Jo. Aš taip atsisuku, net išsigandau. Ko? Nežinau, taip pasakau, gal aš žiūriu prie pat mašiną. Taip buvo.